Tai sveiki, kaip visada darbai, darbeliai ir šiandien iš ryto leku biškį ūkio popierinius darbelius aptvarkyti, o toliau dienos eigoj tai bus matyti, nes reikėjo iš mažesniųjų ir mėšlus valytis, nes reikia pašarų jau ir pasikreikti, bet kadangi šiandien vėl toks geras oras, toks nedidelis vėjas, tai nežinau kaip čia, bet gal po pietorims ir eis pasidaryti kažkokį darbą, kad diena nebūtų bereikalinga. O šiaip tai tų darbų yra ir yra tokių, kur tikrai neis padaryti, nes, čia iš tikrųjų galvoju, ką mums vieniem, bet ne, nes dar prieš lietus, kai šienavom, tai iš tikrųjų apie kokį 30 gulonų laukuose yra, bet geriau jau ielai tegu būn, negu važiuoti išsidirbti pievas, prisivaryti provežą kitą metą nei arti, nei ten šienauti iš tikrųjų. Tai čia toks darbs, kur nežinau, kaip pašalus gal pavasarį, kaip pašarai baiginėtus parsivešam. Paskui kas dar? Aišku, dar mėšlų tvarkims lauką, bet čia irgi žiūrėsim pagal orus. Ir aišku, paskui ruoštis fermą, jau parsivaryti, užsidaryti buliukus viduje, jau kad į ganyklas nebeitų. Važiuoju link namų, žiūrėti, ką čia jis padaryti, sugalvoti. Aišku, dar per šias dienas bandysiu parodyti žieminiai kvietrugiai, kaip sudygė, ir puoselis, kur sėjau, kur rodžiau, ir aišku, dar atsakyti kelius klausimus. Tiksliau, vieną klausimą dėl plūgo reguliavimą ir dar kažkas rašė dėl, kai lyginau, kad skersojant geriau užsilygint. Tai taip, su tuo sutinku, bet kadangi buvo rudeninis arim žeminė sustovėjusi, tai jeigu būčiau važiavęs skersai pradžioj, o lygintaus lengvas, tai iš tikrųjų būtų vien provežas likusias skersai, nes lygintaus nelabai yra tikęs, aišku, ten su kokiu belarusu gal kitaip, o keisas yra sunkesnis, reikėtų ir pačią lygintuvą sunkesnį, didesnę, tai dėl to taip ir nevažiavau, o šiaip kai važiuodavau, kai būdavo rudeninis arims ir pavasarį važiuodavau, tai jo, tai taip ir darydavau, bet dabar kadangi jau pernai nebe palikom juodos žemės, juodą arimą, tai šiemet irgi to nedarėm, tai iš tikrųjų arims vėl bus pavasarį ir prie to, kaip sakant, prie kiekvienos tos technologijos prisitaikoma. Tai buvau daiktis ateikį nuvažiavęs fermai skardos biškų užsakyti, reikėjo vėjelenčių ir poras kampų ant galinių sienų. Tai iš tikrųjų bent kame geras dalyks, kad skarda ir ilgiau kritus į 7 eurus čia su PVM, kaip palyginus prieš, kiek čia dabar, grubiai prieš 2 metus, kiek buvau subrangus iki 14 eurų, tai iš 14 nelabai būtų įdomiai pirkti, tai dabar jau šeštas galėtų būti dašiai pigiau, bet jau reikia džiaugtis, kad ir nors tiek atpiga. Tai vakar dieną taip praėjo be kažkokių didesnių darbų, o šiandien aišku irgi, čia kas ką laika darbais dideliais, kas ne, bet šiandien reikia iš daržinės iš jaunesniųjų buliukų mėšlus įsivalyti, pasikreikti, reikia pašarą ten įsivežti ir toliau bus matyti pagal orus, kaip čia viskas klostytas, nes aišku dar reikia kaušų į molą susidėti, kad dabar pasijungt prie traktoriaus. Ir tiek. Aišku, dar dabar, jeigu jau išėjai kalba apie gyvulius, tai buvo irgi susilaukta komentarų, kad nebeparodau, kad pritrūka to, bet esmė tame, kad iš dalies ir specialiai nebrodžiau, nes iš tikrųjų darbai laukuose kaip ir baigės, prasidės tas, sakykime, fermas sezons, tai iš tikrųjų pagrindė viskas bus apie gyvulius, tai kad dar neatsibostų, kad būtumėt pasielgę, tai ir nerodžiau. Dabar, kai prasidės labiau darbai po fermas, tai aišku,
dominuos gyvulių rodymai, ta prasme darbai prie jų. Tai prasižiūrėjau traktorių, pasirašiau kaušą, nes biški buvo slangės ne taip sujunginėtas, tepalų. Tai dabar dalykai išsivalyti gardą, ką veršiukai turėtų sausus švarius patalus. Tai mėsus išvaliau, aišku, šiaudų dabar reikia, jų yra ir prie fermas parvežtų, bet dar ir vienas laukelis, kur netoli fermas du rulonai neparvežti. Tai dabar prie to pačią, ką reikia pasikreikti, vieną ruloną gali parsivežti. Kada reikės pasikreikti, tą vieną bus parvežta. Tada iš Šiauduvos atsivežiau pernykštį šieną, nes kur ne patys jauniausi, o prieš paskutiniai pagal amžių, tai jau šio metinė neduodam visai šviežaus, nes tas aišku nėris bloksa, tik kad pastovėjęs, tai dabar porą savaičių jie šienainį jau gavo ir kad baisiai neužsiėstų, dabar paduosam šieną ruloną. Čia panašiai jie, kiek čia savaitės netruks suėsti, paskui vėl šienainį. Čia užsikabinau gyvulinę prie kabikę ir varau iki Šilalės. Dar kiek čia yra, jau po 3,5-4 spėsiu nulėkti parsivežti tinklą betonavimui, nes norėsim betonuotis po rytmuose, kada čia dabar, tai kad būti jau pasiruošus ir nebereikėtų lakstyti, ieškoti, nes vis tiek betonuosios grindis, kur važinėsi su traktorium, tai geriau nepagailėti, pasidaryti taip, kad nereikėtų paskui vėl po kelių metų ar po metų iš naujo daryti. Tai iš karto tvarkingai, tinklą, viską ir viskas. Ir vėl lietus Lietuvoje. Dabar šiandien derinaus, gal atvažiuos penktadienį vežti srautu, bet tokiais orais, kaip atoslauguose važiuoti, šiaip būtų visai neblogai, jeigu pratęstų terminą laukų tręšimą, negu kad iki lapkričio 15. Iš tikrųjų, ruduo dabar ant tokių darbų nelabai dėkings, nes dabar, kad ir mėšlą įsikračius, barti nelabai barsi, o su diskiniu skutiku vėl per šlapę viską kimša. Čia kaip mums rotas, tai įsitarps jos, įbėgs į viskas. Tai žiūrėsim, gal ir pratęsti terminus. Keistai tie laikrodžio atsukimai, nei pilnos valandas netrunku, kol grįžtu atgal, negu kad išvažiavau, bet jau taip ant temimo pradėjo neįti, kad visai neįdomu. Da, kaip rytoj savaitėje prieš tus atsukimus, da iki vakaro 7 galėjai darbuotis, o čia tų darbų dabar užtenka, prie fermas ir aplink fermą, į fermą į panašiai, o dabar viskas jau 5 po 5 tamsu, tai tais patamsiais vėl ten nieka neprinaktinėsi ir nieka gero nebein pasidirbti. Tai tie laiksi vakariniam šėrimui. Aišku, ponaičiai pataluose. Reikėtų taisyti kombikormą su miltais ir atnešti. O kan, 6 vakarą, juoda naktis, darbai baigti, dabiški apsišviesdami blūdijom, bet, nei besimato normaliai, nei kan, o da ir lietus įsismarkavo. Tai ne kažką, bet biški pasilyginom žvyras mėlį, pasisklaidėm ir po biški ruošamės betonuoti. O kada betonuosam, tai net pats dabar nežinau, kaip čia tie orai leis, kaip visa situacija, nes dabar čia rudenį viskas įsispaudė į krūvą, nes
Iš tikrųjų, kiek per spalio mėnesį atlieka būtų, vat gegužės pradžiui tiek palėjan. Tai būtų visiems geriau, bet nu, ir kaip yra, čia dabar bėdavotis neverta, bet kažkaip prisitaikyti, apsidirbti ir viskas. Tai kaip visada, darbai, darbeliai, lėkiu dabar į ūkį, reikia apsidirbti rytinį šėrimąsi, aišku, dar tuo tarpu ir susiskambinti į Kvėdarnos karjerą, tur žvyrą atvežti sijuotą, nes su betonavimo kaušu patogiau su tokiu betonuoti, kai nedidelių akmenų, nes šiandien bent planuose yra taip, kad norėtume fermai grindis įsibetonuoti, bet ne visada viskas pagal norus, tai žiūrėsim dienos eigoje, kaip čia viskas gausas. Smagu, kai atsirado Kvėdarnos karjerose, nes kaip sutarė, taip ir yra. Žadėjau skambinti, nepamiršo mūsų. Sakau, pasiduosiu buliuką miltus, bet nespėjau pasiduoti jau skambinti, kad atvažiuota. Iš tikrųjų, tas labai gerai, kad nereikia ieškoti, nereikia gaudyti, kaip sutarė, taip ir atveža. Ir ko vis neparodžiau, ką norėjau, tai kad iš savo grūdų plius priedaidą pirkti pasidarėm kombikormą. Tai ir esmė tame, dėl ko taip norėjom, kad nes kai, aišku, dabar jiems maišom su traiškitais, vienos neapgaun, bet esmė tame, kad pirkti tą valdišką, tai čia nežinau, išleistum viską, vieną kombikormas ir žodžiu, nu net neverta būtų. Bet kai ir tokia amžiaus, vis tiek jau duodavom traiškitus grūdus, bet dabar juolab kaip pilam ant šėrimo taką, jeigu į traiškitus dedi priedų, ten mineralai, vitaminai, kreida, ten druskas, viskas liek ant dugno. Nes kai duodavom, tarkim, lovius, ateini, lovy viską randi. Ir esmė tame, kad jie, aišku, laižals irgi ir padėtsa, bet laižalą nor nelaiža. O čia, kai jėda su kombinuotu dabar pašaru, dabar realiai dar vien dėl to dedam į traiškitus grūdus kombikormas, kad jie, aišku, jau dabar mažesnę dalį, bet vis tiek dar gauni ir labiau pasisavini visus priedus. Tai vasarą buvau, nu ne vasarą, nu vasarą jo, į vapjūtės pradžiai staigiai nupirkęs uždėjęs, bet kaip matot, kas greit ne vis laikį gerai, tai dabar einam, reikia turint laiką padaryti normaliai. Žvyrs vietoj, ir dabar čia buvom išsikasę atsivežti vandenį ir elektrą, užsikasėm ir biški ir pasmukę. Tai galvoju, reiks su Belarusų biški gal žvyrą čia atsivesti, nes čia tuo žemės susistumdė, čia pusiau su smėliu. Tai žvyrą papilus gal biški geriau laikys ant tuo susistovėjimą. Biški į vieną kitą vietą, nereikės nesukastovaiti, beveik skleisti, biški didama, kad nemaišytų mašinai pravažiuoti, o kas toliau su darbais, tai susidėliojom taip, kad betonuosam šeštadienį, nes tada per dieną spėsam ir fermai grindis išsibetonuoti ir šėrimą taką vienu kartu, kad betonuoti, padaryti, kad galėtų viskas jau džiūti ir, kaip sakant, pradėjus džiūti, jau kai galės vaikščioti, žiūrėti, kitus darbus darytis. Grįžtu iš Žadeikių, važiavau skardą parsivežti, nes
Šiaip antradienį jau padarė, bet neapspėjau nuvažiuoti. Trečiadienis, ketvirtadienis buvo nedarbo diena. Ir dar šiandien sulaukiam patikros ūkį. Tai ir gyvulius tikrina, ir technika, ir visa dokumentacija, ten buhalterija panašiai. Tai žodžiu, taip iki pietų prabėga tas laiks, o ta patikra, šiaip ką prašė, tą pateikėm, tai mūsų gerai, nes atsakyms kažkada turėtų būti vėliau. O kas toliau, tai dabar nežinau. Grįžtu, atsikabinsiu prie kabikės su skarda, dabar neiškrausiu, nes vis tiek, kai reikės, tai tada ir dasitemsam iki fermos. O rytoj šeštadienis ir planuose yra betonavims. Tai atsikabinau prie kabikį, dabar varau iki Šilalės. Nes reikia dar trumpesnių medvaržtukų į medį paimti ir ilgesnių skardai, kur suksas vėjelintės ant stogo galų. Tai kad, žodžiu, reikia ilgesnių varžtų. Ir rytoj nebus kada nupirkti ir, aišku, nedėsim, tai gal tik sekmadienį. O sekmadienį jau, aišku, niekur ir nebnusipirksim. Tai dabar, kol da yra valandikį laisvo, varau biškį apipirkti. Negavau visko, ko reikia, gavau tik medvaržtukų į medį, tų į skardą, skardinių vadinamų varžtų, tai susiskambinau, varau, dabar pasirodo Laukuva yra, tai karts ir nereikia kažkur toli važiuoti, gali gauti. Bet žodžiu, reikėjo apie 5 ilgio, o Šilalėje visas parduotuvės turi tik 3,5 stoginius, tus skardinius varžtus ir, žodžiu, nestandartą neingauti. Tai kultivatorius tą nepaliekams ramybei, tai užsikabinau, dabar varau prie namų ir daržą pasiruošti žiemai. Tai prasibrauksiu žolės, kad netrukdytų apsiarti. Tada dar, aišku, su Belarusom buką trąšų atsivešu. Reikės išsikratyti, apsikratyti tiksliau su šake ir žiūrėti, kada čia kas galėtų aparti. Daržą prakultivavau, dabar grįžti atgal į Stongaičius, pasiimti Belarusą ir atsinešti trąšų. Kaip ir sakiau, ekologiškom PK pasikabinau ir dabar vežu į daržą. Taip, sukaušu jau ir svoris Belarusai, o nepilns dabar mėšlą, tai ant galą kaip tik ir svorio neturiu, tai keli, kad ir iš Lietuvos važiuoti nėra labai jau smagiai, ypač čia dabar per kelią į pakalnę nusileisti, tai su Belarusu jau ir per duobes nėra patogu važiuoti. Tai trąšas išbertas, beliks tik dar geriau paskleisti ir bus gerai. Buvo planuota šiandien, viskas ir padaryta. Ir aišku, kaip laikas standartiškai vakarinis šėrimasis, bet jau nebrodysiu, nes standartiškai darbai tie patys. Ir ką, susitinkam rytoj betonavimo darbuose. Tai dabar bent kol kas ties rytinių šėrimusi darbai baigas, nes laukia vėjas stiprus. Čia už geros valandos ir lietų rodo visai dienai stiprų. Tai iš tikrųjų neverta net pradėti ruoštis betonavimui, kas iš dalies gaila, nes šiandien išbetonavus jau pradėtų džiūti, bet žiūrėsim, ryt roda ir vėja per pus silpnesnė ir be lietaus, tai jeigu jau vėjas per pusę silpnesnis negu šiandien ir nelytų, tai būtų visai geras oras betonavimui, nes dabar tai išlipus atrodo iš mašinos, atrodo iš kojų tas vėjas vertai. Teks pailsėti biški. Tai pasirodo jau lyn fermai būnant dar nesijuta, tai nelabai smagu laukia būti. Labas rytas. Miltai beveik išdalinti. Oras šiandien iš tikrųjų palyginus negu vakar. Galim sakyti, kad lepin, nes ir nėra apsiniaukę.
ir saulė banda lysti lauku. Aišku, paskui rodo per dieną apsiniaukusią, bet svarbu, kad nelytų ir kad nebūtų stipraus vėjo. Tai dabar rytinis šėrimasis ir žiūrėsim viską dėliotis ant betonavimo. Tai kaip vis laiką, po laikrodžio atsukimą darbų šviesoj pabaigti nebein, tai viskas su betonavimu situacija tokia, kad fermą viską išbetonavom, liks tik šėrimo taks, šiandien nebepavyka, bet ir žvyrsi cements baigės. Svarbu, kad ferma išbetonuota, kur turės gyvuliai varytis, nes vis tiek, kas šiandien yra sekmadienis, tai mažiausiai savaitę negalės varyti, nes tokiais orais nėra džiovuose. Čia mažiausiai sakau. Ir toliau žiūrėsim dabar per savaitę, gal kada pavyks po darbo vakare šėrimo taką įsibetonuoti, nes ten valandą gera mus iki viskas, nes iki 10 cm storė, o plotis kiek ten yra musik apie 2 metrai tesidarys, tai baisiai ilgai netruksim. Ir aišku, tam kartui tiek. Kas peržiūrėsit, palaikinkit, prenumeruokit, pakomentuokit. Jeigu ką domina, galite ir parašyti per Facebook ar Instagramą. Ir tiek, iki sekančio karto.